ne tada. Man kaip bibliotekos žmogui dera jūs pasveikinti, vėl gausiai susirinkus į paskaitą, kurią maloniai sutiko apie naujausius savo darbus, ieškojimus ir atradimus perskaityti. Visiems mums gerai žinomas senosios istorijos tyrėjas, Basanavičiaus premijos laureatas Vygintas Vaitkevičius. Biblioteka įdomiai pradėjo šiuos metus. Pačioje sausio pradžioje pagerbėme Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 25 metų sukaktį, paminėdami ir iškilesnius mokslininkus ten dirbusius ir tebedirbančius, susipažindami su gausiais jų darbais. Taigi ir ta proga buvo bibliotekoje surengta turininga paroda, pradėtos skaityti paskaitos. Paroda keičia parodą, dabar jau pasitikdami 18 metus rodome, kas dėjosi, kas mums svarbaus dėjosi Rusijoje 17-18 metais, bet paskaitos apie tai, kokia Lietuva buvo iki krikščionybės, mokslininkų dirbančių tame Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute skaitomos ir dabar šiandien trečioji iš eilės tokia paskaita. Taigi aš ilgai nekalbėdamas kviečiu mūsų bibliotekos bičiulį, archeologą, senosios istorijos tyrėją Vygintą Vaitkevičių užimti šitą vietą ir supažindinti mus su įspūdingais savo atradimais. Prašom. Ačiū, dėkoju už kvietimą, dėkoju už dėmesį. Jaučiu tokį šventiškumą, jaučiu akimirkos svarbą, kuri iš dalies susijusi atsakomybę, kad jūsų nenuvilti, iš dalies su tom įžvalgom, kurios truputį anksčiau mane aplankė, apėmė ir kuriomis kaip tik ir yra ta proga dalintis. Tai nebus koks tai pranešimas su tikslu ir uždaviniais, kaip reikalautų mokslinė pusė, daugiau pasakojimas apie tai, kas vyksta, su kuo aš dirbu, kokie ieškojimai, kokie atradimai, bet pereinant jau į antrą dalį, į pabaigą, iš tikrųjų, rengdamas šitas skaidrės jaučiausi ypatingai, norėdamas pasakyti, man atrodo, labai svarbius dalykus, kad šiandien jau yra pagrindo kalbėti, prailginti mūsų šventviečio amžių, ką anksčiau sakydavom, tardavom žymiai, turėdami tokį mažesnį pagrindą. Taigi, apie viską iš eilės. Šventiečių tyrinėjimai, kuriuos įsitraukiau 90-aisiais metais, praėjusio šimtmečio, jau daugelį metų tenka tą daryti, pradėti nuo visai paprastų dalykų, nuo tai, kas akivaizdu, daugeliui suprantama, mes girdim pavadinimus, Dievo kalnas, ar Perkūno akmuo, ar Saulės krėslas ir jaučiam, kad čia slypi šventumas ir jisai nėra susijęs su krikščionišku pasauliu, su tom vertybėm, kurios vyrauja daugelį šimtmečių po krikščionybės įvedimo. Pradėjo nuo to, kas akivaizdu, teko patirti įvairių veiksmų, tam tikrą raidą. Šventiečių samprata toliau nepaliaujamai keičiasi, pilnėja, tos įžvalgos gausėja. Bet nuo ko pradėti ir kur matau savo pašaukimą, didžiąją
didžiąją gyvenimo užduotį, tai pamėginti surinkti kropelę, ką galima surinkti į vieną vietą. Ir čia yra dvi didelės Lietuvos dalys, kuriom turėjau garbės ir laimės skirti knygas, tai Žemaitija ir Aukštaitija arba Rytų Aukštaitija. Ir tom dalim esu daugiau ar mažiau patenkintas. Bet šiandien jau džiaugiuosi trečia maža dalele, kuri yra žingsnis siekiant sujungti tas atskirtas dalis. Tai yra Joniškio rajono šventviečių sąvadas, kuris yra po daugelio metų visiškai kitoks, visiškai kitom galimybėm, dirbant su koordinatėm, tai reiškia dar tiksliau negu gali būti, kad dirbant su istoriniais žemėlapiais, jis yra nuostabu ir visi turėtume stengtis, kuo plačiau taikyti tą metodą. Taigi Joniškis praėjusių metų uždavinys, šiandien dirbu su Pakruoju ir kaupiu medžiagą Pasvalio ir Radviliškiui. Labai tikiuosi, kad nereikės laukti daugelio metų, bet tiesiog su metų galbūt pertrauka, o galbūt ir be jos pasiseks tas nedidelės knygas vis tokio padydžio leisti ir tą duoklę, tą Lietuvos gali užpildyti žiniom, kurios leistų tiek dvasiškai praturtėti, tiek galbūt leistis į kelionę, kas irgi labai svarbu. Kaip dirbu, kaip atrodo darbas, ko pradėti, tai be to, jog turim tam tikrą patirtį, jinai didelė. Pirmas šaltinis yra Lietuvos žemės vardynas. Nenustoju apie jį kalbėti, kartoti. Tai yra vienas nuostabiausių išlikusių šaltinių apie su Lietuvos vietovardžius, kaimus, miškus, ir miestus, miestelius. Taigi pradžia dažniausiai yra žemės vardyno anketa, rūpestingai ar mažiau rūpestingai užpildyta, pasitikrinimas, pasižiūrėjimas, užuomina arba įtarimas, kad viena ar kita vieta gali būti susijusi su baltų religija, yra labai reikšmingas. Nežiūrint to, jog mūsų kaimai viensėdžiai tuštėja, vis dar yra žmonių, kurie puikiai žino, gerai žino savo gimtas vietas arba vietas, kuriuose gyvena jau daugelį metų ir neretai atsitinka, kad tas paskutinysis gyventojas sulaukęs manęs ir ekspedicijos dalyvių yra tas puikiai žinantis, ko mums reikia ir perduodantis tas žinias, ko gražiausiai, ko puikiausiai ir taip daugelį kartų įsitikinę, jau būtent vis dar yra vietinių žmonių, galim juos vadinti čiabuviais, didžiojo lietuvių kalbos žodyno žodis, labai toks tikras, teisingas, tikslus. Neabejotinai žemėlapiai, apie kuriuos jau minėjau, nesvarbu, ar tu esi su vietos gyventoju, aiškinėsi su juo akivaizdžiai akis į akį, ar kalbėsi su juo telefonu, visada žemėlapis yra pirmoji galimybė suprasti, apie kurią vietą šnekam, ir nors dažnai tai užtrunka pusvalandį ar net ilgiau, neretai tenka nuvažiuoti, vėl sugrįžti ir panašiai, bet darbas su žemėlapiais yra čia, kaip patys suprantame, be galo svarbus. Siekiam tas vietas nustatyti ne kaimų tikslumu, jeigu įmanoma, ir metrų, galbūt net ir centimetrų tikslumu. Na ir tai, kas paskutinius metus, ypač praėjusiais metais, tapo akivaizdu, jog turim geras galimybės ir privalom jomis naudotis, tai metalo ieškikliai. Nežiūrint to, jog šventvietėse kultūrinis sluoksnis labai retai kada susidaro, galbūt ir visai nesusidaro, bet tikimybė atrasti pavienių radinių yra didelė.
ir jie būtina naudotis. Tai gali būti ir 19 amžiaus monetos, tebūnie jos tokios, kiekimo aukojimo šaltinius paprotys, monetų metimo į vandenį paprotys yra išlikęs iki šiol. Matom, stebėdamiesi fontanais, kur galim semti tas monetas, bet tas senasis paprotys jis turi. Jis irgi atsispindi ir galim tikėtis įvairių radinių ir trumpai papasakosiu, kad tie žvalgymai yra sėkmingi ir juos būtina tęsti. Taigi Joniškio krašto šventvietės, nuo jų pradėsiu, tada šiek tiek paliesiu Pakruojį, tada jau eisim toliau. Joniškis, kad ir koks tas rajonas yra jūsų visų įsivaizdavime, turbūt turi dvi svarbiausias vietas ir čia viena iš jų yra nuotraukoje, tai kalnelis, mažas kaimelis į vakarus nuo Joniškio, tai yra Joniškio pradžia. Tai yra istorinė Žiemgalių pilies Sidabrės vieta, tai yra Piliakalnis, didelė gyvenvietė, tai yra visa eilė šventviečių. Būtent čia Vilniaus vyskupas Jonas atradęs, kad žmonės vis dar gyvena nekrikščioniškai, kitokį gyvenimo būdą. Būtent čia apsisprendžia statyti pirmąją bažnyčią ir skirti jai išlaikymą, tam tikrą fundaciją. Tas dokumentas iš 16 amžiaus, jis puikiai žinomas, daugelį kartų kartotas ir, sakykime, labiau ginčas yra dėl to, kur galėjo būti ta pirmoji bažnytėlė ir kaip tai galėtų būti susijęs su istorinė Sidabrės vieta. Tai, ką pavyko mums šventviečio tyrimų metu atkurti, ir čia remiausi ne vien tik savo, bet ir ankstesniais tyrimais, tai ta pati bažnytėlės kapų koplyčios vieta yra ant kalnelio, ant Piliakalnio, čia plyti didelė senovės gyvenvietė. Ir matom, kad dar prieš 100 metų čia buvo nuostabus, gražus, didelis ąžuolynas. Ir štai šitas ąžuolynas iki neseno laiko yra turėjęs Šventojo ąžuolyno vardą. Pavadinimas paprastas, paaiškinimas irgi, kad ten degė šventoji ugnis. Bet to istorija čia nesibaigia, o tik tai prasideda. Paaiškėjo, kad šis ąžuolynas, kuris iki 20 amžiaus pradžios išliko kaimelio kaimo viduryje ir buvo išdalintas sklypais ir greičiausiai netrukus po to iškirstas, jog jisai dar truputį anksčiau 19 amžiaus pirmoje pusėje turėjo didelį ilgą tęsinį į pietus. Kalnelis, čia to ąžuolyno nedidelis plotas. Mes matom, jog čia plytėjo dar prieš 150 metų plytėjo daugiau kaip 50 hektarų ąžuolynas. Čia galima pridurti, kad jo rytinėme pakraštyje buvo Žiemgalių kapinynas, šiauriniu pakraščiu jisai susisiekė su Pasidabrės palivarku. Štai šitas Pasidabrės palivarkas ir buvo tas palivarkas, kurį vyskupas Jonas skyrė, arba jis buvo įkurtas ant vyskupo paskirtos valdos, ant Joniškio parapijos valdytojo. Ir čia prieinam prie paties įdomiausio, jog tas šventasis ąžuolynas, kadaise supęs 13 amžiaus Žiemgalių pilį Sidabrę, vis dar yra išlikęs. Jo yra išlikę maždaug 3 hektarai, tai yra visiškai mažai, tai yra 20 ir daugiau kartų mažiau negu jo yra buvę, bet jis iki šiol yra toks pat nuostabus, gražus ir, kas labai svarbu, jau ir jaudinasi, turi puikius šeimininkus. Tos, kuriem yra daugelį kartų siūlyta, parduokite, iškirskim, jie sako, ne, jokių būdų. Tai tie šeimininkai ir yra nuostabiausia. Bet smagu, kad šito ąžuolyno išskirtinumą pastebėjau ne tik aš, bet mano bičiulis Rimtas Laužikas, kuris perskaitęs šventvečių knygą, savo studentam ir bendradarbėms šūktelėjo, bet
tai ko gero yra pats reikšmingiausias atradimas, kuris galėjo būti padarytas šiais laikais, atrasti tą ąžuolyną, kuris ošia nuo pat žiemgalių laikų. Tada jau doktorantas Tadas Žižiūnas paklausė, kaip jis datuotas, dendrochronologiškai. Ne, nieko panašaus. Bet čia ir yra svarbiausia, kad tai, ką mes turim išlikusių ir galim sekti nuo pat seniausių prieš istorinių, prieš krikščioniškų laikų, tai dažniausiai ir yra tos tokios mažosios valdos. Ypatingos valdovo valdos, ypatingos didikų valdos arba ypatingos bažnyčios valdos. Tai jie, ar tai būtų Medžiokalnis Kražiuose vis dar apaugęs ąžuolais, ar tai būtų Šventragių, Šventaragio ąžuolynas, irgi Kelmės rajone, ar ši vieta. Tai reiškia, kad buvo tam tikra akimirka, istorinis tarpsnis, kuomet jie nepardavė šių medžių ir jie nebuvo taip iškirsti, taip išpjauti, jie nebuvo paversti kaimu kaip daugelį kitų vietų. Tai šis ąžuolynas, turiu pridurti, yra turbūt gal 2 kilometrai nuo Joniškio, laukia savo dėmesio, pačia geriausia prasme, ir tikiu, kad tai viskas ir bus. Ši istorija nukreipia žvilgsnį į ąžuolynėmis vadinamas vietas, o Šiaurės Lietuvoje tokių yra gana daug. Tai ypatingo dėmesio sulaukia ir turėtų sulaukti tokia ąžuolynė. Žinoma, irgi yra stipriai apkirsta iš kraštų. Yra tarp Joniškio ir Pakruojo rajonų. Tai yra nuostabus miškas, tarpais yra ąžuolai, šventvietės Laumekių kaimas. Kas yra ypač įsimintina, įspūdinga, tai kad vienoje šito miško pusėje tarmė arba patarmė yra viena, kitoje pusėje kita. Ta riba skirianti, galime įsivaizduoti, kad tai iš tikrųjų yra tas miškas, kurio taip sau be reikalo neįveiksi, neįsi per jį ir jisai išlieka su tokia šventumo skraiste. Bet to būtų turbūt maža, kad apie tai šnekėčiau. Dabar, ko gero, bus mėnesis laiko, kai šito miško pakraštyje pasisekė sužinoti ir pamatyti apie ąžuolą, kuris vadinamas Dievaičiu. Tai vardas Dievaitis buvo užrašytas 35 metais, mano minėtam žemės vardyne, iš bajorų palikuonės gyvenusios Mažųjų Liesų palivarkė, tokios Rimgailienės. Vėliau jinai išvažiavo į Lenkiją po Antro pasaulinio karo ir jos giminė čia nutrūko. Bet tas Dievaitis, nuostabu auga iki šiol, nežiūrint to, kad šakos yra plūžusios ar galbūt to dėmesio reikėtų daugiau, bet tai yra vienas iš tų medžių, kurie kažkada tai jau kertant mišką ar parduodant jo dalis, jis vis likdavo ir matytas tas vienu metu, jau būdamas senesnis už kitus medžius, jisai tapo riboženkliu. Tai čia, žinoma, ribojosi kolūkiai, žinoma, ribojosi rajonai, žinoma, ribojosi seniūnijos ir taip tas medis iki šiol yra ant ribos. Tikiu, kad viskas su juo bus gerai, laimingai. Čia turėčiau šiek tiek vos paminėti archyvinius tyrinėjimus. Archyviniai tyrinėjimai, taip pat kaip lauko tyrimai, yra tokie pat svarbus ir reikšmingi. Tai Joniškio rajono šventviečių tyrimas privertė atidžiau pažvelgti į Balčiūnų šeimą. Gyveno 2 nedideliuose kaimeliuose. Tai yra tie patys Balčiūnai, kuriuos dar 67 metais mokslo gyvenime Juozas Šliavas aprašė kaip paskutinius pagonis, paskutinius Žiemgalos pagonis. Tas straipsnelis man buvo žinomas nuo senų laikų, žinot, panašiai kaip būna skaitytojai ir rašo. Tai bemaž įdomiausias būdavo skirelis mokslo gyvenime. Tai to paskutinio pagonio paieškos užtruko visai trumpai, atvykus į kaimelį, nors atrodo jau tik pamatai ir sodas, bet kaimynai taip pat nurodė. Štai čia gyvena jų giminaitis Egidijus Balčiūnas ir su juo jau ta kalba prasidėjo ir
dabar prieš mėnesį dar bendravau su jo pusseserė Balčiūnaitė Surienė Klaipėdoje. Tai yra ypatinga šeima, ypatinga jos paslaptinga istorija. Sunku įsivaizduoti, kad dar sovietinės okupacijos metais 6-7 dešimtmetį vaikus tiesiog mokyklai pravardžiuotų pagoniukais ir sakytų, kad su jumis ne viskas yra, kodėl jūs išsiskiria. Jokių išskirtinių, sakykime, bruožų, nei plaukų, nei veido neturi, bet tame slypi kažkas kito. Tai tas kažkas kito, vienas iš paaiškinimų yra, kad jų tėvonijoje, jų sodyboje yra šventvietė buvusi, jinai ilgą laiką atrodė, kad yra sunaikinta, bet štai Egidijus Balčiūnas prieš kelis metus tiesiog pats kažkokio vidinio noro traukiamas pats nuėjo ir ten, kaip pasakoja, tiesiog žemės samanas ar lapus, praskleidęs atrado suskaldyto šventojo akmens skeveldras. Ir tokios paslaptingos tokios istorijos, kurios sykiu ir įkvėpia ir sako, kad šventumas niekur nepranyksta, jos tęsiasi. Čia norėčiau minėti iš Pakruojo rajono irgi archyvinio tyrimo pėdsaką, dar jis nebaigtas. Yra toks išskirtinis akmuo buvęs, 74 metais jį Jonas Triškevičius su Juozu Šlevu atrado pas gyventojus ir išgirdo apie jį pasakojimą, kad mažiausiai 3 kartos moterų tą akmenį gaudavo kaip kraitį. Jis eidavo iš kartos į kartą, reiškia, mama palieka savo dukrai, dukra palieka savo dukrai. Tas akmuo iš tikrųjų yra nemažas buvęs, labai toks išskirtinis, išvaizda jo įsimintina. Ir vienas iš reikšmingiausių dalykų, kad šitas akmuo iš jo savininkų sodybos nelabai toli pavasarį, pabaigus pavasario sėją, rengiant sambarių šventę, būdavo gabenamas į lauką. Ir štai tam lauke prie Skerdupio upelio, pavadinimas taip pat įsimintinas, dalyvaudavo šventėj. Kaip dalyvaudavo, tai tas jaunuolis, kuris šitą akmenį iškeldavo savo virš galvos, būdavo įrašomas, sakykime, į bernus, buvo pripažįstamas, kad jis jau yra pajėgus ir gali priklausyti jau visai kitai kartai, kitai visuomenės grupiai. Tai iš to akmens paieškos dar tęsiasi, bet jau tai, kad Vilniaus universiteto bibliotekų iš Levo fonde pavyko surasti nuotraukas, jo autorius Jonas Triškevičius jau teikia vilties, kad ir patį akmenį, kuris buvo sumanyta išgabenti į Žiemelio muziejų, bet kuris tiesiog pakeliui per nelabai aišku aplaidumą prapuolė, dar yra vilties atrasti, galbūt tą pasiseks padaryti, bet žodžiu, tas tyrimas turėtų būti visapusiškas tiek lauke, tiek archyvuose. Bet kalbant apie senąją religiją ir kur jinai išliko ir kaip jinai išliko, tai Joniškio krašto pavyzdys yra irgi tam tinkamas. Čia norėčiau paminėti Žagarę, čia yra senas 18 amžiaus žemėlapis, bet tikslus ir čia tinka jo remtis. Tai yra 2 nuo Žagarės nutolusios vietovės, viena Rukuižiai, o kita Mūšos Tyrėlis arba Mikaičiai. Tai matom, kad Žagarė, žinoma Raktė, žinoma Žvelgaitis, Piliakalniai, miestas auga, lygiai taip pat 16 amžiuje čia vyskupas Jonas apdovanoja katalikų bažnyčią, jau yra netrukus ten įsikurs ir evangelikai liuteronai, bet kur išlieka senoji religija, ten, kur galima toliausiai. Tai čia yra Livonijos pasienyje ir čia prie ribos su Šakyna Gružiais. Kas čia išliko? Tai Rukuižiai pirmiausia yra vieta išsiskirianti savo gamta, tai yra buvęs ir esamas pušynas, visi žino, kad plačiose apylinkėse nėra kitos tokios gražios vietos, tokios smėlėtos vietos. Ir čia turim Šiaulių ekonomijos istoriko, archyvaro Mauricijaus Griškevičiaus aprašymą iš 1850 metų. Mauricijus Griškevičius rašo, kad tai yra pagrindinė vieta susijusi su senaja religija, vien todėl, kad tai yra didžioji, kaip jisai rašo, žalčių veisykla. Tai yra jų pamėgta vieta, tai yra vieta, kur žalčiai visur, taip sakant. Tai nors atvažiuojam po 150 metų, bet
pirmas žmogus, moteris Irena Grybutienė, tą pasakojimą vos tik išgirdus pirmas eilutės, sako, tai žinau, aišku žinau, ten gyveno mano klasiokė ir jinai, eigulio dukra, negalėdavo išeiti į kiemą, nes visur aplinkui būdavo šalčiai dar 20 amžiaus antroji pusė. Bet to būtų maža. Irena Grybutienė toliau pasakoja nepaprastą pasakojimą apie augalą, grybų reikėtų jį vadinti. Nepaprastas grybas, paprastoji taukė. Nepaprastas, bet paprastoji. Bet jis yra toks retas Lietuvoje, kad lyg ir norėtų apskritai jį pavadinti išnykusiu, nebesančiu. Bet regis 2008 metais kažkas tai pasikeitė ir visoje Lietuvoje jų buvo pastebėta. Vėl jie iškilo, jie kaip tik to pasižymi, kad gali slypėti ir vėl atsirasti. Tai papildo šventvietę ir šitą konkrečiai jos pasakojimą tuo, jog šitie paprastieji taukiai būdavo naudojami kaip ypatinga gydomoji medžiaga. Irena Grybutienė, ilgametė laiškininkė, jinai dar, lyg tai galime įsivaizduoti prieš mirtį, sutinka senutę, ten gyvenančią žolininkę, kuri veda ją kaip laiškininkė, tiesiog tokį pasitikėjimo keliantį žmogų, veda į šventvietę ir nori parodyti, kur auga tie taukiai, tik tai joms nepasiseka ir bent jau tą kartą taukių nesuranda. Mes taip pat ieškojom, taip pat neradom, bet ta viltis išlieka. Jeigu kalbėtume apie Mūšos tyrelį, tai yra nuostabi aukštapelkė, vienintelis ežeras, dabar lengvai pasiekiamas, puikus pažintiniai takai, jau skirti žmonėms. Bet mes savo tyrimuose, ekspedicijos dalyviai, turėjom puikų vedlį, tai Joną Briedį, gyvenantį Skaisgiry, darbų mokytoją, žygeivį, kraštotyrininką, kuris mus vedė tais keliais. Ir čia keliai per pelkę yra pažymėti, ateina žiema, pelkė užšąla, tada visi žmonės trumpina kelią į bažnyčią, į turgų, pas giminaičius. Ir tais keliais per pelkę nuo seno tais pačiais važiuoja. Tie keliai iki šiol yra išlikę, dabar jau virsta pažintiniais takais. Bet mums svarbiausia, kad jie yra viso didelio mito dalis. Tais keliais, kaip žmonės pasakoja, regis šitų kelių, važiuoja vestuvininkai. Vestuvininkai važiuoja tuoktis ir prakeiksmas, jie lūžta ledo, skęsta į ežerą ir tampa tais nelaimingais skenduoliais, kurie dejuoja, kurie aimanuoja, kaip mūsų pateikėja sako, tom dušelėm, kurios tas aimanas skleidžia. Čia yra nuostabus ir šitam krašte ypatingai retas pasakojimas apie vestuvininkus, bet jis mums tik tai patvirtina, kad tas didysis nepaprastumas turėtų būti ieškomas. Ir čia į pietus, kur prasideda Mūšos upė. Tai kartais atrodoma, kad vestuvininkai būtent čia prasmego, bet čia yra Mūšos upės pradžia, nežiūrint to, kad šiek tiek pakeista. Čia yra Romutaičių vietovė buvus, o Mūšos ištakos vėlgi ypatinga vieta, vien jau tai, kad vanduo teka visiškai netoli šito milžiniško akmens, turinčio paslaptingus ženklus. Tai jau labai daug ką pasako. Lyg tai čia buvo pasigirdę balsų, kad tai velnio akmuo ir lyg tai spauda jau rašė, bet neskubėkit, visų akmenų krikštyti velnio. Neturi vis to velnio vardo, bent jau neturėjo iš anksčiau. Ir reikia sakyti, gerbti tai, kas mus pasiekė iš senų laikų. Bet lankantis paskutinį kartą, pastebėjom šitam šone duobutės, dubenėlius, kurie labai primena duobutės ant akmenų, žinomas iš kitų vietovių ir datuojamas bronzos amžių, dar apie jas šiek tiek pasakosiu, čia dabar šiek tiek peršokdamas. Tai užpernai dirbau Jonišky, ar jau šįmet Pakruojy, visiškai netikėtai, bet tikriausiai žinot, kartais likimas ima ir iškrečia į pokštą, atgyjo Raseiniai.
sakyti, lyg tai važiavau vieną, ir taip jau atsitiko, kad tose Raseiniuose užsibuvau ir dar daugiau teko pratęsti leidimą žvalgymą ir teko dirbti dar naujų metų išvakarėse. Kas ten tose Raseiniuose? Raseiniuose daug archeologinių radinių, pačių įvairiausių. Čia tyčia parinkau, kad jie būtų skirtingų laikotarpių, nuo pat geležies amžiaus pradžios, bet čia ne tas svarbiausia, čia Bilevičių tėvonijos dvaro vienas iš kokių. Čia tokia atskira kalba ir ne apie tai. Raseiniuose, kas pribloškė ir kas yra, tikrai jau galim sakyti, šventvečių srity yra šio amžiaus atradimas. Tai yra aukojimo vieta visiškai netoli Raseinių, senas durpynas, šiandien nenaudojamas, numelioruotas, sutvarkytas, kuriame pavyko rasti keletą archeologinių dirbinių, tai segė lankinė palenkta kojelė, žiedelis, apyrankė, skleista ietigalis, peilis, pjautuvėlis. Na tai aš taip eidamas galvoju, ko gero tai yra, turbūt yra pirma vieta, kur kryptingai buvo ieškoma aukojimo vietos ir pasisekė ją surasti. Ir tokie radiniai, kurie mums iki šiol pažįstami arba iš lobių rastų žmonių atsitiktinai, arba iš kapinynų paprastai, jie čia mums pasitaikė pirmą kartą. Tokia vieta ir tokios vietos yra išskirtinai retos, be galo sunku atrasti, bet čia viskas susidėjo archyvinės žinios, Mariaus pagalba, 44 metų Raseinių nuotrauka iš oro, pavyko nustatyti, kur buvo miestiečių kasamos durpės, kur buvo pirmieji miestiečių radiniai rasti ir tada jau visą šitą atlikus namų darbą. Ne taip lengvai, bet tiesą sakant, ir ne taip sunkiai tą vietą pavyko atrasti. Tai vieta budinti, laukianti savo tyrinėtojų ir esu tikras dar slepianti daug paslapčių. Bet kodėl pratęsiau leidimą ir dirbau iki naujų metų? Tai atsitiko dėl šito ietigalio. Tai nėra labiausiai įkvepiantis dalykas pasaulyje, bet tai yra, tie, kas žinot, archeologinė medžiaga yra išskirtinai retas radinys. Na, jų yra vienetai. Turbūt Lietuvoje tai tokių apskritai yra keli, tik tai vienos rankos pirštų. Tai, kad sužinom apie juos, tai, kad jie surasti ir žmogus, kuris gali atvesti, parodyti tiksliai jų vietą, yra išskirtinai reta. Pati radimvietė nieko ypatingo nepasižymė, ypatingai yra, sakykime, aplinka arba apylinkė arba kraštas, bet jau šitas ietigalis surastas tokiai miškingoj, žemoj, pelkėtoj vietoje ir kilęs iš maždaug daugiau kaip 1000 metų prieš mūsų erą, jau jisai verčia suklusti. Šiaip jau jis greičiausiai buvo pagamintas pietų Vokietijoje, nežinomais keliais, greičiausiai išmainytas, vienaip ar kitaip, galbūt pateko pirmiausiai į Prūsijos pajūrį arba Lietuvos pajūrį, paskui buvo atgabentas kažkokiais tai kitais keliais atsidūrė čia. Tai noras, susirūpinimas pažvelgti, kokia yra jo aplinka, kas ten dar gali slypėti, tai atvedė ir pravėrė naujo didelio tyrimo duris ir jis čia yra pats reikšmingiausias arba svarbiausias. Pirmą, ką padariau, tai patikrinau archyvinę medžiagą ir pamačiau, kad gretimam kaime, čia kur surastas ietigalis, gretimam kaime, dar prieš karą, tokia vietos dvarininko, gana garsaus Gorodeckio, labai linkusio į archeologiją pastangom. Ir jo rinkiny buvo kirvis, taip pat bronzinis, taip pat bronzos amžiaus, truputį ankstesnio laikotarpio. Buvo rastas Tautušių kaime ir tas aprašymas toks gražus, iš 19 amžiaus toks kylantis, visas tas toks tikslumas ir kruopštumas. Na, jisai vertė pažiūrėti ir aišku, pamėginti nustatyti vietą, kurgi buvo rastas šitas kirvis. Tai pats aprašymas labai paprastas,
kad kirvis buvo rastas Milžinkapyje, vadinamam Velnės skynimas. Ir ten ir dabar, tai reiškia, 3 dešimtmetį, prieš 80 metų, yra kelių atskirų kapų žymės, kapai apdėti akmenimis. Visas kalnas jau išartas ir dabar apart potšūkių beveik nieko nerandama. Bet prieš karą dar buvo rasta antkakliai. Na, vėl žemės vardynas, kurtas Velnės skynimis. Vietos gyventojai gana greitai pavyko tą vietą nustatyti, labai graži, vaizdinga kalva. Ir štai jos jau vaizdas užkopus ant viršaus. Ir štai čia, visiškai nieko per daug nesitikint, su metalo ieškikliais tikrinamas paviršius, be galo daug karo, Antro pasaulinio karo, Pirmo pasaulinio karo, sviedinių, tūtų, skeveldrų, bet, sakykime, po 20 minučių kartu su sviediniais buvo surasti kirviai, kurie yra iš 2-3 amžiaus, ir jau jie iš karto mums sako, kad taip, tai yra kapų vieta, tas Velnės skynimas, kažkada tai bus buvęs tas Milžinkapis. Dar neilgai trukus, kartu su dar 3 kirviu, o rasta tokia Lietuvoje ypač reta ir čia Žemaitijoje irgi retai pasitaikanti. Dar netrukus dar viena segė, lygiai taip pat reta, nevietinės gamybos. Tai iš karto galvoju daugybę klausimų, kaip čia yra. Ieškom bronzinio kirvio, kuriam maždaug 1700 metų prieš mūsų erą, ir randam segę, kuri pagaminta 1 amžiaus pabaigoje, galbūt 1-2 amžiaus sandūroje, ir žinoma apie pilkapius. Tai nežiūrint to, jog yra 1000 metų skirtumas, jau šita vieta mums duoda labai daug ką pasako. Mes tiksliai nežinom apie bronzos amžiaus atvejį, bet galim spręsti, galim iš karto dėti ženklą, jog 1-2 amžiaus gyventojai ateina, atranda bronzos amžiaus vietas, sugrįžta jas arba paverčia jas savo laidojimo vietom, tokiam nepaprastom, ypatingom aptvertom akmenų vainikais. Čia taškų yra daugiau, bet visi jie yra savaip svarbus. Tai jeigu Tautušiuose yra kirvis, Kupščiuose yra ietigalis, abudu to meto kažkada tai išskirtinai brangus dirbiniai, be didelių pastangų ir vėl tarpininkaujant Rasieniškiam, Betigališkiam, Vitalijui Laureckiui, tai irgi pas gyventojus iš karto tenka matyti, sakykime, akmeninius kirvius, kurie ir yra pagrindinis, tiesą sakant, bronzos amžiaus radinys. Daugelio neįsisąmonintas, dažnai nepagristai siejamas su akmens amžium, bet palaukit, tai yra tas radinys, kuris būdingas Lietuvos bronzos amžiui, metalo stinga. Ir kada mes turim ypatingai tokius kirvius, kur matom pentį numuštą, arba čia netgi pentis numušta ir dar sykį norėta tą kirvį naudot, pritaikyti. Visą tai rodo būta gyvenvietės. Tiesą sakant, šitas kirvelis buvo surastas ir yra saugomas mūsų prezidentės Dalios Grybauskaitės tėvelio tėviškiai. Tai čia kirvis, kuris susijęs su mūsų valstybingumu. Tai jeigu kas nors norėtų sužinoti, kur gyvena, tai čia Puodžių Daugvarų kaimas. Bet visam šitam žemėlapį priartėkim prie šventiečių. To paties mano minėto Gorodeckio yra aprašyta 2 akmenys su duobutėmis. Šnipaičiuose ir Dapkaičiuose. Abu turėjo duobutes, 10, 12, 13, dėja jų piešiniai neišliko, schemutės papaišytos. Buvo mėginama ieškoti, dėja jau nesėkmingai melioracijos metu tie akmenys buvo nustumti į šalį arba greičiausiai išvežti ir suskaldyti. Bet šitie akmenys su duobutėmis, dėl kurių gali būti ginčiamasi, neturim tikslių duomenų, kaip juos datuoti, jie čia yra nemažiau svarbus. Iš esmės taip pat svarbus kaip ir visa kita aplinka.
Čia pat turim Kupšių senovės gyvenvietę, nežymiai apardytą, bet žinoma dar Tadui Daugirdui, tai yra 19 amžiaus pabaigos mūsų iškiliam tyrinėtojui aprašyta jo dienoraštį. Tai visos šitos archeologinės žinios yra labai svarbios. Labai svarbu, kad mes čia turim 1-2 amžiaus pilkapius Tautušiuose, Zvėguose ir Agelaičiuose. Tie pilkapiai siejasi su labai nedideliais, tokiam neišvaizdžiom kalvelėm, kurias galim vadinti ir jo yra saugoma teisinė apsauga suteikta Zvėgių piliakalniui, Agelaičio piliakalnis neturi apsaugos, bet iš esmės jisai nesiskiria. Tai visam šitam kontekste labiausiai noriu pabrėžti, pasakyti, kad mes turim ryšį tarp bronzos amžiaus, ankstyvo geležies amžiaus paminklų, su seno geležies amžiaus. Tai, kad jie persikloja vienoje vietovėje, tai, kad 1-2 amžiuje žmonės grįžta į tas pačias vietas, kurios jau buvo įgyventos, kur buvo tam tikros žymės, galbūt ir tie patys bronziniai dirbiniai paaukoti arba kapuose atrasti, tai tampa pagrindu, kuris leidžia mums šventviečių istorijos pradžią nukelti į bronzos amžių. Iš esmės, kalbėti apie tai, jog pati seniausia šventvietė, kurią mes tvirtai žinom, apie kurias galim kalbėti pagrįstai, kuriom yra daug analogijų kitose kraštuose, Šiaurės Europos, Šiaurės vakarų Europoje, tai yra akmenys su duobutėmis. Akmenys su duobutėmis mano paties darbuose ir kitų autorių darbuose, Lietuvoje jų paplitimo žemėlapis suskyla į kelias didelės dalis. Ilgą laiką galvojom, kad jie susiję su seno geležies amžiaus paminklais, 1, 2, 3 amžius. Bet šiandien tampa aišku ir turėčiau tam tikrą kurią nors progą plačiau tą išskleisti, jog tai yra akmenys, kurie mums nurodo žymi vietas, kur buvo gyvenama galbūt 1500 metų prieš mūsų erą, galbūt 1000 metų, galbūt 500 metų prieš mūsų erą. Datuoti juos yra sudėtinga, reikia žinių iš aplinkos, reikia kokių tai ypatingų, galbūt geocheminių tyrimų pasitelkti ir juos, bet tai, kad jie priklauso tam paslaptingam ir iki šiol tuštokam archeologiniam laikotarpiui, mums yra labai svarbu. Čia prasideda mūsų šventviečių istorija. Ir čia turiu pripažinti, pasakyti, pabrėžti, kad man asmeniškai atrodė, kad nenutrūkstantis šventviečių gyvenimas nuo šių dienų, nuo 20 amžiaus, galėtų būti pratęstas iki maždaug 5-6 amžiaus, iki geležies, tokio amžiaus jau vidurio. Bet dabar šitos paskaitos pasirengime matau, kad yra pagrįsta teikti ir drįstu teikti, kad akmenys su duobutėm mums leidžia šventviečių istoriją pradėti gerokai anksčiau. Kad mes šiandien jau turim siūlą, kuris per šitą panašiai vietą, iki erų sandūros, per šitą laikotarpį mūsų sieja su mums žinomais paminklais jau iš 1, 2, 3 amžiaus. Ir tokiu būdu mes pratęsiam savo šventviečių istoriją, jinai, žinoma, tokia sutrukinėjusi, nes niekada nežinosim visumos, bet labai norisi ją pasakoti kaip tam tikro šventumo sampratos raidą, kaip tam tikrus atvejus, kuriuose galima apčiuopti ir tvirtai pasakyti, kad mūsų protėviai turėjo štai tokias šventvietės ir būtent vienaip ar vienu ar kitu būdu tas šventumas reiškėsi. Tai čia turėčiau progą ir tą darau patį pirmą kartą kalbėti apie tai, jog po 27 metų tyrimo galvoju parašyti šventviečių istoriją ir tą daryti ilgai neatidėliojant, artimiausiais metais, tam, kad atskleisti, parodyti, kaip Lietuvos atveju, kaip baltų genčių ir galbūt dar iki gentiniam laikotarpį, kaip šventvietės atrodė. Akmenys su duobutėmis nėra Vilniuje kur tokio pamatyti, bent kol kas muziejuose nėra, bet kažkur tai apylinkėse galima paieškoti, jeigu surasit naujų nežinomų, tik tai džiaugsimės visi. Bet nemažiau svarbu tirti, ir dabar Pakruojo rajonas teikia tą
tokia galimybė tirti bronzos dirbinių aukojimo vietas. Tai bronzos dirbinių aukojimo vietos irgi yra išskirtinės, jos puikiai pažįstamos Vidurio Europoje, šiek tiek mažiau Rytų Europoje, bet Lietuvoje iki šiol iš esmės nežvalgytos. Tai kada sudedam žinias, kad vienas ar kitas kirvis surastas pas tokį tai žmogų, naujakurį, kai jisai išarė durpyną, ir kai pasiseka atrasti tą žemės planą ir matyti, kur tas konkretus žmogus gyveno ir dar sužinoti, kur ta sodyba jau stovėjo, tai tada ateiti ir pasižiūrėti durpyną tikrai tai nėra didelis darbas. O žemėlapių studijos tam suteikia visas galimybės. Ir tada mums atsivers visiškai iki šiol nepažįstama bronzos dirbinių paaukotų, dauguma jų buvo paaukota. Kur jie buvo aukojami? Pelkėse, upių santokose, kartais ant kalnų, vaizdingose vietose, regyklose, bet norisi ir šūktelt ir padėti keli šauktukus, kad nustokim žvelgti tik į dirbinius, nustokim grožėtis, kad ir kokie jie gražus, vien tik to blizgėsiu. Mums reikia ieškoti, kur jie buvo surasti, ir mums tai yra pirma nuoroda, kur tuo metu žmonės matė, kur jie tarė, jog yra buveinės dievų, arba per kurias vietas tas tiltas, tos durys į kitą dievų pasaulį, kur jos buvo. Tai nemažiau svarbu, su bronzos dirbiniais, tai darbas yra pirmo rimtumo tirti ir perkūno kulkas. Perkūno kulkomis galim drąsiai vadinti akmeninius kirvelius, tiek turinčius skylę kotui, tiek ir be jos, bet tos, kurie yra nesudaužyti, nesugadinti, yra surasti ne kokioj ūkinės veiklos vietoje ar ne piliakalnį, bet tokius kirvelius, kurie buvo pagaminti tam, kad būtų paaukoti, kuriuos šimtais dešimtim rasdavo naujakuriai 4 dešimtmetį gavę žemę, pirmą kartą ją išarė, antrą kartą išarė. Ir net ir sovietmečio melioracijos metais, kuomet moksleiviai neždavo į kaimo mokyklų muziejus ir gaudavo geriausius istorijos mokytojų pažymius. Tai perkūno kulkos kadaise tos gražiosios, rūpestingai pagamintosios lygiai taip pat yra nuoroda į tą patį laikotarpį ir beieškant mums šventviečių tokios pat svarbios. Ir čia ateina eilė vietoms, apie kurias galbūt tik tai pusę lūpų iki šiol esu kalbėjęs, bet per kelis metus duomenys apie kapmilžius arba milžkapius, tai yra milžinų kapus, tai yra ypatingus kapus, kurie aptverti akmenų vainikais ir jau vien todėl spinduliuoja arba saugo tą šventumą. Jos, man atrodo, ir šiandien jau drįstu tą garsiai teigti, kad iš 1, 2, 3, 4 amžiaus tai yra pagrindinės vietos, kurios liudija mums buvo šventvietės, kurios pačios ilgainiui toj praeity, tai yra kaip praeitie žmonės žvelgia į savo praeitį, jau buvo ypatingos. Ir esu rašęs ir dabar padavimų tyrimai tą nespėjimą tik sutvirtina, ypatingai padavimų motyvas apie milžiną, 2 milžinus, kurie dalinasi kirviais, vienas stovi ant vienų pilkapių, kitas stovi ant kitų pilkapių. Ir tas miško kirtėjų milžinų motyvas, kuomet jie turėdami vieną kirvį dalinasi juo, čia yra reikšmingas. Greičiausiai tai yra tie žmonės, tie milžinai, tiesioginė, tiek perkeltinė prasme mūsų padavimuose, kurie kerta mišką ir paruošia vietą būsimosiam kartom. Tai ką galim šiandien tarti ir Greimo vardą, rytoj jo 100-osios gimimo metinės, tai ką mums Algirdas Julius Greimas atskleidė, jog ta milžinai yra pati pirmoji karta žemės gyventojų, po kurių ateina dievybės ir žmonės. Tai vat jų kapai tai yra tie nepaprasti paminklai, kuriuos aš šiandien drįstu sieti su šventvietėm ir čia rodyti, jog jie yra šventviečių grandinėje. Čia yra dar vienas svarbus dalykas. Mano iki šiol pabrėžta Alkos vardo svarba, jinai dėja pasirodo tik tai apie geležies amžiaus vidurį, apie 5-6 amžių. Bent kol kas neprisiminiau atminty, reikėtų tikslinti nuosekliai kiekvieną atvejį, kad būtų milžinkapiai arba kapmilžiai ir Alka.
Gali būti, kad talka kaip tik ir yra kažkoks naujas teiginys, kažkokia tai nauja šventvečių tradicija, kuri ateina iš Europos. Kaip, kodėl, ar jie atneša savi gyventojai, ar ateina tik vardas, ar ateina ir samprata su jie, sunku pasakyti. Bet tai, kad neturim bent kol kas gerų pavyzdžių, jo kalkai sietųsi su 1-4 amžiaus pilkapiais, rodytų, kad tai gali būti vėlesnė tradicija. Taip jau, Alkos kalnai, Alkos upeliai, Alkomis vadinamos giraitės aukojimo vietos, jų yra dešimtis, galim priskaičiuoti turbūt iki 200 ir galbūt net ir iki 300, bet tas nepersidengimas čia gali būti reikšmingas. Gali būti, kad tai yra tiesiog tam tikros vėlesnės tradicijos dalis. Einant toliau, seniai apie tai kalbėta, bet manau, kad neturim pamiršti Romuvos. Nematau jokio pagrindo netikėti Petro Duisburgiečio, jo labiau priešingai pasitelkti archeologinius ir istorinius duomenis, matyti, jog Romuva, kaip menamas baltų genčių religinis centras, gyvavo, jog jisai paties Duisburgiečio siejama su krivulės nešimo tradicija, kvietimu susirinkti. Kur buvo Romuva, kaip jinai kėlėsi, atsižvelgiant į kryžiuočių vokiečių ordino grėsmę, jau čia kitas klausimas, bet kalbėdami apie gentinį laikotarpį, čia aukščiausiojo pakilimo taškų, be jokios abejonės turim laikyti Romuvą ir jos šeimininką Kryvį. Einant į Lietuvos valstybę, žengiant per šitą slenkstį, turėtume nepamiršti Šventaragio. Mes kaip tik ir esame Šventaragį. Tiesą sakant, tai tikriausiai didžioji šitos vietos vertė ir prasmė giliai glūdinti. Bet Šventaragiai yra tai, ką kuria mūsų Lietuvos valstybės steigėjai, kaip jie vienyje, kaip jie per laidojimo paprotį, per naujas šventvietės, kurios yra, galim taip sakyti, trejopos ar net keturdalės, su mišku, su vandeniu, su kalnu ir su mirusių deginimo vieta, kaip jos gerai išreiškia valstybės dievų panteoną. Tai Šventaragiai neabejotinai turi būti minimi ir Vilniaus Šventaragis pirmasis šitoje eilėje. Bet jeigu norėtume daugiau, plačiau, tai čia turėtume minėti taip pat Vilko pėdas ir taip pat Kiškio bažnyčias. Tai dar tokios labai savitos šventvietės, kur sakyti, pirmiausia kelia šypsnį, bet taip jau yra. Tai, kas buvo labai rimta, labai šventa senojoje religijoje, tiesiog tampa vaikų tautosakos dalim arba tokiais anekdotais, kurie vien tik todėl ir išlieka, kad yra nerimti arba įgyja nerimtą formą. Jeigu žvelgtume toliau į laiko juostą, tai čia pamatytume pagal laikotarpį, greičiausiai jau po Žalgirio mūšio, kuris daugiau mažiau sutapo su Žemaitijos krikštu, bent jau oficialiu, turim išskirtinę, be galo svarbią reikšmingą lietuvišką šventvečių tradiciją, tai akmenys su smailiadugniais dubenimis. Viena vertus jų yra dešimtis ir šimtai, bet nereikia dėl to jų nuvertinti, niekinti, priešingai kalbėti apie tai jau šeimose, sodybose, jau po krikščionybės įvedimo buvo tam tikros šventovės, tam tikri altoriai, čiausiai susiję su dievais pagirniais, kurie reiškiasi žalčių pavidalu. Ir šitie akmenys daugiausiai paplitę vidurio ir šiaurės Lietuvoje, pačiose derlingiausiose žemėse. Jie aiškiai rodo, kad šitos šventvietės šeimyninės, sodybinės, kad jos yra susiję su žemės derlumu, su vaisingumu, santarve tarp tų dievų, kurie globoja šeimas. Ir šitie akmenys, kurie neperžengia didžiosios kunigaikštystės sienos su Livonija, nepereina į šiaurę, tai vos keli atvejai lyginant su šimtais mūsų pusėje, rodo, kad tai yra ta išskirtinė lietuviška šventvečių tradicija, kuri plyksteli. Ir čia tyčia sąmoningai pabrėžiu Valakų reformos
statymo datą, bet Valakų reforma yra ko gero žymiai didesnis lūžis, kuris vyksta Lietuvoje, negu, sakykime, tai, kad kunigaikštis ir diduomenė priima krikščionybę. Valakų reforma nutraukė ryšį su žeme, iš esmės taip pat, galbūt net dar baisiau, kaip kad nutraukė kolektyvizaciją, kuri vyko jau sovietinės okupacijos metais. Tai žemės reforma, iš esmės prievarta, dauguma krašto gyventojų valstiečių ir tame tarpe ir laisvųjų, kurie po Valakų reformos buvo suvaržyti, iš esmės tarnauja ne tik tai ūkio gerinimui, ne tik tai apskaitai, ne tik tai apskritai pereinama nuo žmonių, nuo tarnybų, reiškia, skaičiavimo prie žemės ploto skaičiavimo, tai tas duoda puikių rezultatų, bet senoji religija šitoje vietoje silpnėja. Dalis gyventojų pasiima su savim, keldamiesi kartu su pastatais ir kita manta, pasiima su savim akmenis, jie atsiduria rėžiniuose kaimuose, tose vadinamose ulyčiuose, kurių dar nemažai yra išlikę Šiaurės ir Vidurio Lietuvoje, bet tai yra jau iš esmės tradicijos pabaiga. Jau naujomis sąlygomis, naujoje aplinkoje, greičiausiai jau nedaugelis tą tradiciją tęsia. Vykstant Valakų reformai, pliūpteli epidemijos. Keistas, galbūt daugeliu net ir negirdėtas žodis, jeigu girdėtas nelabai aiškios prasmės. Janas Lasickis, remdamasis Buloskovskiu, rašo, jog epidemija yra pakeistos gyvenvietės dievas. Ir ta mintis stiprėja ir Judas Julius Greimas ir atkreipęs dėmesį, galima pritarti, kad žmonės palikdami savo senąsias sodybas, keldamiesi į naujosius kaimus prie gatvių, taisyklingus rėžinius, kad jie išlaiko ryšį su savo buvusiom sodybvietėm. Kad tai, kas buvo daroma, apeigos, duodamos aukos, konkrečiai žemės, vietą globojantiem dievam ir namų, šeimos židinį globojantiem dievam, kad tie dievai paliekami tokios menamos deivės, ar galbūt tiksliau būtų sakyti dievybės globai, kad jų negalima palikti tiesiog taip, savo aš išeinu ir čia nieko nelieka. Epidemija kaip vardas, nors kalbininkai vieningos nuomonės neturi, net susijęs su ta juodos žemės spalva, ta dėme ir jos artimiausia aplinka. Tai būtent tos juodos ar pilkos dėmės laukuose jos kaip tik ir ženklina senąsias gyvenvietes. Maždaug naujųjų amžių viduryje randasi tai susiję daugumoje su jėzuitų pasirodymu, su kitų vienuolijų darbu, misijomis. Pliūpteli Šatrijos, Velniakalniai, Velniavalos, piktosios dvasios, visur, kur tik tai yra senojo šventumo požymiai, iš kur tas vardas kimba, lieka, tai gali būti ir senkapiai, kur atliekamos senosios vėlinių apeigos, keliami stalai, ar dar kitos, tas pats Šatrijos motyvas, skrendančių raganų, Sabato kalnas Lenkijoje, Vokietijoje toks pat kalnas, tokie pusiau mitiniai kalnai, kur pasakojama apie tas baisybės, kurios ten vyksta, kai raganos ir velniai ten susirenka, švenčia savo šventės, paprastai vasaros saulėgrįžos šventė. Ir kažkur tai apie šitą vietą galėtų būti, galbūt vėlesniais laikais, Mergų akmenys, Nuotakų kalnai, Veseilės kapeliai, tai tokios vietos, kurias dar gyventojai lanko važiuodami tuoktis arba grįždami iš santuokos. Tai tas užsukimas, jaunosios raudojimas, jaunosios aukų, drobės ar juostų aukojimas ten vyksta ir jisai virsta legendom, mitais, padavimais. Bet ne veltui išskyriau šitą datą, kuri yra Didžiojo maro, ta paskutinio maro data. Ko gero, tai buvo paskutinis lūžis, kuris galėjo įvykti ir kuris, taip dėja, likimas lėmė įvyko. Čia Lietuvoje daugelis kaimų tiesiog išmirė. Ir naujieji gyventojai, tiek ateidami iš kitų vietovių, tiek galbūt net iš kitų valstybių, arba baudžiauninkai keliami iš rytinių kraštų, kur mūsų diduomenė turėjo dvarus, arba
kur valdovas, į Šiaulių ekonomiją, kur keldino gyventojus, iš kur norėjo. Greičiausiai tad Maros ir po jo sekęs laikotarpis buvo jau paskutinis taškas. Jau tiesiog nebeliko kam ir nebeliko tų jėgų, tokių dvasinių jėgų, kam saugoti šventvietės, kam jas puoselėti. Aišku, apraiškų tebėra, ąžuolai, liepos, artimiausia sodybų aplinka, vieni kiti kaimo kapeliai, galbūt raganinės, kurios yra tokios gelmės maudyklos upėse, bet tai jau, žinoma, yra visai kas kita, jau nebe tas laikas ir nebe tos šventvietės. Bemaž ir viskas. Dėkoju už dėmesį. Akmenys su pėdom iš tų senųjų mūsų šventvečių, bet čia nepaminėjau, ko gero turiu pirmiausia aš keisti savo nuostatą, pažiūrą ir mėginti jūs įtikinti, kad lig šiol galvodamas, jog daugelis šventvečių buvo tiesiog gamtos kampeliai, nuostabus gamtos kampeliai, paženklinti vienaip kitaip dievų. Ir paskui ilgainiui žmogus išdrįsta kažką daryti, kažką suteikti formą, pridėti savo, statyti akmenis ratu arba aptašyti. Tai tokia, kylanti, tas žodis netikės evoliucinė raida šiandien, man atrodo, nebetiksli. Jeigu mes savo šventvečių istoriją pradedam nuo akmenų su duobutėmis, kurios jau yra žmonių padarytos, jau apeigų metu padarytos, ir tęsiam kapmelžiais, tai yra senasis pilkapių vardas, arba milškapiais, kuriuo akmenys irgi yra sustatyti ratu ir visoje Lietuvoje skirtingos kultūros iš esmės vienodai laidoja savo mirusius, ta prasme, jog jų kapus aptveria akmenimis. Ir taip einant toliau, ir mes matom, jog to gryno, gamtinio, nepaliesto šventumo lieka visai nedaug. Jog žmogus, taip regėsi tas mūsų krašto gyventojas, jis jau nuo pradžių, jisai deda savo pastangas ir tiek, kiek jam reikia, kiek atrodo, kiek leistina, jisai šventvietėm suteikia tam tikrą pavidalą. Ir tas, man atrodo, yra labai svarbu. Tiek dalis pėdų, jos bus iškaltos, ar jos tikrai bus dievų ženklas, žengusių iš dangaus ar atėjusių čia iš požemio, patenka, ko gero, į tą ankstyvąją grandinės dalį ir turi būti taip pat rimtai tyriama, nagrinėjama, kaip ir visa kita. Klausimą dėl aukų. Jeigu atsiradimas, galima tikėti pagal teologijos pagrindus aplinkinius 1000 vidurių datuojamas, tai kokia yra galimybė, kad jos išliktų iki valstybės laikų, valstybės susikūrimo? Tas ilgesnės chronologijos, kiek yra tikimybė? Aš manau labai didelį. Aš įsivaizduoju, kad ir tą paremia mano mintį daugelis laidojimo paminklų, kurie prasideda būtent 5 amžiaus antroji pusėje arba 6 amžiaus sandūroje ir tęsiasi iki pat valstybės susidarimo laikų. Gali būti, kad tai yra kažkaip tai glaudžiai susiję, kad tai yra vienos didesnės tradicijos dalis, bet atsakydami į klausimą, iš kur tie žmonės, kas juos veikia, mes, aišku, kartu atsakytume į klausimą, kur ieškoti tų šventvečių. Arba alko, pats žodis, kuris yra didelės šeimos dalis, turi atitikmenis gotų senovės, skandinavų ir iš esmės visose pagrindinėse europiečių kalbose reiškia tą patį, šventą vietą, iškilimą, ragą, išsikišimą, alkūnę.
dar kaip pavadinsim, tai greičiausiai, kad talkos, nors taip, tai nuostabus žodis ir be abejo vartotinas, bet mes sakydami greičiausiai truputį susiaurinam pačią šventmečių. Dabar jau susiaurinam šventmečių. Lyginkai teko girdėti, kad ir Astravą esi ištyręs. Ar daug ten alkviečių radai? Iki atominės. Tai čia yra daugiau bendražygių, kurie tyrinėjo Astravą. Tai galiu pasakyti, kad visiškai netoli nuo atominės elektrinės yra akmenys su duobutėmis. Tie nuostabus akmenys Kareiviškių miškelį, Kareiviškių kaimo, kur gyvenę kareivos bajorai, Gaigalių kaimo lauke, kur visiškai netikėtai jau gal 10 metų niekas Lietuvoje nerado akmens su duobutėmis, gal ir 15. Ir tada toks jau amžinatilsį toksai vyras, Kukė pavardėjo, štai prisiminė, besikalbant, žinai, sako, kai vyrai eidavom į pirtį ir tokios vyriškos šnekos ir kas tai išėjo kalba, sako, jeigu nori akis pasigydyti, tai čia vat laukuose yra akmuo ir ten susirenka vanduo ir pasiplaukta vandeniu akis, gūžt. Einam žiūrėti, kur čia tas akmuo. Ateiname prieš mus gražiausias, nuostabiausias akmuo su duobutėmis. Ir tas Gaigalių akmuo, ir paskui pateko į mūsų rinkinius, į tokią, sakykime, platesnę gervėčių nuotraukų parodą. Jisai lyg atrakino. Ir vėl po jo pasipylė akmenys su duobutėmis. Kur tik tai jau mes, taip sakant, jų ieškojom, norėjom. Ir tie 2010-2011 jie vėl lyg tai tą išjudino ratą ir ta viltis tikimybė, kad tie atradimai tęsiasi. Ir prieš mėnesį Pakruojo rajone, vėl akmens su duobutėms skeveldra. Tai šiandien jie, man atrodo, tokie turi ypatingą vertę. Prieš savaitę sakiau, jau ko gero Piliakalnį yra žymiai lengviau atrasti. Jau apie 1000 turim, o tokių akmenų turim tik tai 40. Ir jeigu kas sugebėsit atrasti, tai tikrai dovanosiu asmeniškai. Na, tos duobutės paprastai mūsų 5 lietuviškų centų didumo būna didesnių, truputį gal. O gylis labai nedidelis. Visai, kaip jos dažnai ir vadinamos velnio kulnimis, tiesiog kaip kulnų būtume įmynę. Sunku jas parodyti. Akmenys kokie dydžio buvo? Na, įvairūs. Bet šiaip matydami akmenys, ypač tokius didesnius, ir ypač raudonus, ir ypač stambiagrūdžius, nepatingėkite juos apžiūrėti. Maža ką. Tam, kad įsivaizduot, sakykime, taip, tai yra puntukas, mūsų anykščių puntukas, taip pat turi duobutės, taip pat ant viršaus, ten sunku patekti. Bet pats akmuo yra ženkliai žymėtas, tai jeigu kas įsivaizduosit puntuką, tai toks rapakyvi, toks supuvęs akmuo, suomiškas žodis, toks stambiagrūdis. Iš esmės, tas pats akmuo, iš kurio jau žymiai vėliau ir iki pat mūsų dienų buvo kalamos girnos, gaminami, lengvai dirbamas. Bet yra ir melsvų, smulkiagrūdžių akmenų, tai pasitaiko. Bet šiaip budrumas, sakykime, apžiūrėjimas ir apčiupinėjimas, jisai yra labai svarbus. Šliamo laikais buvo šnekama, kad čia ugrofinų daugiau tas smulkiosios duobutės, būdingos ugrofinams. Dabar negirdžiu tokių šnekų, bet... Ne, dabar duobutės mus sieja su dideliu senoviniu žemdirbystės ir gyvulininkystės, ir tos tikrosios židinių pietų Skandinavijoje, Danijos, Šiaurės Vokietijos, Skonės, pietų Švedijos kraštovaizdyje. Tai ten yra ir uolų raižinių, yra svarstymų, ar tai labiau susiję su žemdirbiais, ar labiau su gyvulių augintojais. Tai, sakykime, norvegai iki šiol mato, randa ir
straipsniai rodo, kad ten daugiau duobutės pasitaiko prie kelių, kuriais išvedami gyvuliai, avis ar kiti į kalnus, ten į tas ganyklas. Bet tai vėl Norvegijos atvejais, kad gali būti, kad čia buvo tam tikras derinys, reikalingi tolesni tyrimai. Estijos mokslininkai buvo išsakę, kad yra glaudus ryšys tarp derlingo dirvožemio ir šitų akmenų su duobutėmis ir kuo daugiau duobučių, tuo žemė yra derlesnė. Bet, galbūt sunku spręsti, sunku būtų tvirtinti, sakykime. Nes jau vien tai, kad gerbiamas Aleksejus Luchtanas ir Raimundas Idrys atskleidė, kad mūsų bronzos dirbinių paplitimas jisai nėra tiesiogiai priklausomas nuo dirvožemio gerumo. Tai reikštų, kad žemė, ta derlinga žemė, tai nebuvo tas pirmas turtas, kur jau tie turintys galę, apsigyvendavo ir vėliau tą savo valdžią stengdavosi pabrėžti ir aukodavo be galo brangų tuo metu metalą. Bet tuomet, kai labiau pažinsim to meto visuomenę, tai būsim tvirtesni ir spręsti apie šventvietės. Dar vieną klausimą noriu paklausti. Ten, žodžiu, Edui rašo, kad gręžia kažkas ten į akmenį ir per tą gręžimą randa ryšį su pomirtiniu pasauliu. Ar kas nors tokio teko kur nors susidurti, kad maždaug toks ryšys? Edui rašo. Edos vieta, žinoma, jinai paaiškinimas kol kas toks yra sunkus. Be galo abstraktus ženklas, kuris kaip pradinis taškas. Iš to taško gali kiekvieną raidę parašyti. Ir su duobutėm. Porą klausimų. Porą klausimų. Tik tai pasakojimo pradžioj buvo akcentuojami metalo ieškikliai. Teisingai įspūdis susidarė, kad pastaraisiais metais intensyviau jie naudojami tokių objektų tyrinėjimuose. Ir antras klausimas, vienam klausime du, vietos, kuriuose, pavyzdžiui, žmonių pasakojime buvę dideli akmenys, galbūt duobėtieji, bet jie, sakykime, pašalinti pastaraisiais metais kažkas išsivežęs ar dar kažkas. Tokios vietos taip pat tyrinėtini. Pradėsiu nuo antro. Tai taip, tokių vietų taip pat yra, bet jau kada ten labai daug laiko pastangų, tada viskas suderinti, atrasti žmogų, kuris atvestų jau į tą buvusią, sakykime, akmens, paprastai rytinio, tokie akmenys su dubenimis. Ir jau kai tu matai tą vietą, tiesiog, kaip pasakyti, kai jau jų yra tiek mažai tų vietų, dabar galvotant apie tyrimus, kas iš esmės reikštų sunaikinimą, tiesiog net nesinori, norisi iš paskutiniųjų saugotas vietas, kad ateityje jau kada turėsim, galbūt net ir nereikės ardyti, perkasti ir sijoti, galbūt mes galėsim žymiai daugiau pasakyti. Taip buvusiam akmenų vietom, aišku, jų ieškotina. O metalo ieškikliai, tai daugelis turi savo nuomonę, net dauguma. Ir aišku, kad archeologai visoje šitoj metalo ieškiklių naudotojų grandinėje yra vieni iš mažiausiai aktyvių. Tai yra dėja. Taip yra mažai panaudojam tas galimybės, žvalgymų dar mažiau. Metalo ieškikliai daugiausiai tampa įrankių, būdų, priemonė žmonėm, kurie daugelis jų neturi jokio jautresnio ryšio su senove iš esmės. Jau yra praradimai. Taip, tai norėjau paklausti, kas yra rašyta apie Kauno apylinkių šventvietę? Apylinkių šventvietę. Ar kokių nors tyrimai daryti reikia? Yra pirmas Kauno rajono šventviečių aprašas mano paties padarytas, tai jeigu norėtumėt galėčiau pasidalinti, bet jis neskelbtas iki šiol. Bet jis dar neviešintas. Tai aš neturiu paslėpti, aš norėčiau, kad jūs taptumėte talkininkė, kuri tikslintumėte. Galima paklausti.
jūs sakėt, kad daugiausia duobutės yra akmenys, kurie yra stambiai kristaliniai. Tai ar tos duobutės yra daugiau gamtinės, iškrytę krislai, ar yra rankų darbas? Rankų darbas. Ir dabar, o kokia galėjo būti prasmė tų duobučių padarimas? Ir ar jūs nebandėt tų duobučių padarimo mechanizmą, kaip jie darydavo jas? Nespėjau visko. Ir kita vertus ir nesinori gaminti tas naujasias duobutes. To irgi reikia vengti. Jis sakė, kad galima padaryti ateities archeologams paslaugą. Bet Rusijoje, Šiaurės Rusijoje, Komijos pusiasalyje yra jiem pasisekę, bent jau tvirtina mokslininkai, kad jie prie tokių uolų, atodangų, kur yra duobutės, kad jie yra atradę lyg trupinių tos pačios uolienos, kur jie įsivaizduoja, kad duobutės buvo lyg gręžiamos tokių tuščiavidurių, galbūt kaulinių, tokių įnagių. Ir kai gręžia, ir tada, sakykime, paima ir jį ar išpurto, ar iškrato, ar ko ne į akmenį padaužo ir tada prie to akmens tos dalelės lieka. Tai jie taria, kad jie yra aptikę tas dalelės. To sunku patikėti, bet galbūt taip tikrai yra. Tas dirvožemis ten labai menkas, galbūt jiem pasisekė tą apčiuopti. Tai būtų lyg toks netiesioginis patvirtinimas, kad buvo gręžiamos jos. Bet jos, aš manau, jeigu kalbam apie bronzos amžių, jos galėjo būti ir kalamos. Tai nėra didelio sunkumo. Kas buvote Švedijoje, keliavote, galbūt matėte, kai kurios tos atodangos su duobutėmis yra lyg atkurtos, restauruotos, yra ten rasta raudonos ochros žymių, ir dabar jau tam tikrą galbūt tam tikro atsargumu, bet tos duobutės jau rodomos kaip buvusios ochra išdažytos, ta raudona tokia ryški kordos spalva. Tai tas įspūdis tikrai didelis ir gali būti, kad ochra šiaip svarbi to meto žmogui, toks ypatingas akmuo galbūt ir čia jis vaidina reikšmę. Dar jau paklausė, ar jūs ten, kur pradžioje minėjote ąžuolyno, ar nebandėt tirti žiedadulkes? Ten turėtų būti labai daug ąžuolų žiedadulkių. Man klausimas kyla todėl, kad nepavyko aptikti tokių pjūvių, kur viršutiniai daly, paviršinėse sluoksniuose būtų padidėjimai pagal viską. Jeigu lietuviai tikėjo tas gerai terškantas ir ąžuolynus, tai mes turėtumėm labai smarkiai, jo labiau, kad ąžuolų žiedadulkės labai gerai išlieka. Tai labai įdomu būtų paimti iš tokių vietų pavyzdžius ir padaryti bandymą, padaryti analizę. Jau reikėtų pagalbos. Na, aš jums galiu padaryti. Aš norėčiau klausti. Vykintai, kaip pats minėjote, kad prie visų tų gamtinių tarsi objektų žmogaus yra prisiliesta, kai jis tampa šventykla, šventovė. Ar taip, jeigu žiūrint, kaip šventieji šaltiniai, šventosios upės, medžiai išskirtiniai, dvikamieniai ar daugiakamieniai, ar jie jau turi kažkokią tą sąveiką su šventviete, ar čia jau visai kito lygmens kažkokia kalba? Aš manau, kad ir tas, kad viskas galioja, kad tai gali būti medis išaugęs ir dieviškų galių sujungtais kamienais, susidarius kiaurymė. Ir gali būti žmogaus galbūt atneštas akmuo, sakykime, altorėlis, galim taip šių dienų žodžiais vadinti. Tai tie deriniai, tas prisiderinimas, tikriausiai mes neteisingai, aš taip galvoju, iki šiol įsivaizdavom, kad buvimas šventvietėje, tai nebūtinai yra tas stovėjimas ant pirštų galvų. Tai
tai gali būti toks labai, žinoma, atsakingas, labai rimtas veiksmas, bet kad šventvietės taip pat yra kūriamos, taikomos, prisiderinama. Tai be to, ką mes atrandame, ir tie paslaptingi žemės ratai, kuris kitą progą kalbėjęs, ir akmenys upėdamas, ar verdantis, kunkuliuojantys šaltiniai, taip, tai yra, žinoma, gamtos stebuklai, gamtinės kilmės, bet to turbūt truputį būtų per maža. Aš taip svarstau, reikėtų apmąstyti. Pasakykit, kas yra Kiškių bažnyčia. Parodykite patys. Čia kai strėvo žygį papasakojau, lankėm vieną vilko pėdą ir papasakojau, kas yra Kiškių bažnyčia. Sakė, dabar jau vaikų teisės jau uždraudė, sakė. Tai tas senovinis veiksmas, kaip žmonės kartodavo tą sučiupto kiškio, reiškia, laiko kiškį už ausų, bet jo kojos privalo būti į priekį nukreiptos, kitaip kiškis užeis medžiotoje. Tai vat kada mažas vaikas paimamas už ausų, taip suspaudžiamas ir keliamas ir sakoma, ar matai Kiškių bažnyčią? Sako, nematau, paleisk dėti greičiau. Tai ta yra mitinė tokia bažnyčia, kuri gali būti vadinama Kiškių, Šarkų ir kitais juokingais pavadinimais, bet ta bažnyčia, jinai greičiausiai yra iš Deivės Medeino Žmerūnos šventviečių buvusi, kada tai tokia labai įsimintina. Ko gero, pati žymiausia Kiškių bažnyčia yra, ką žinote, tai nenuostabu, o kiti turbūt neatspėtumėte, tai yra mūsų kardinolo Vincentos Latkevičiaus gimtinė. Tai yra tiesiog buvusi per 50 metrų, per 100 metrų. Ir dabar ta Kiškių bažnyčia yra ypatingo kryžiaus kelio dalis. Tie, kas matot nuorodą ir gali ten užsukti, lankyti, tai atkreipti dėmesį, yra nuostabus kalnelis, Kiškių bažnyčia arba Pajautos kapas. Viena iš tų vietų, kur aiškiai susijusių ankstyvuoju Lietuvos valstybingumu, su tais didikais. Kaimas be galo senas Pajotiškės, galima būtų sakyti. Tai tas ryšys su mitinė Kernavės kunigaikštytė Pajotė, Pajautą. O Vilniaus Vilkpėdė irgi iš tų pačių. Kada važiuojant to siaurų tarpeklių, tą griovą, tai galim prisiminti, kad ne vien tik seniūnija, ne vien tik prekybos centras, ir nepaprasto švento akmens vieta, tas akmuo buvo suskaldytas, tik tai baigtas skaldyti 37 metais, grindžiant Vilniaus gatves. Kiek labai šventvietės susijęs su piliakalniais, bet irgi vadinama Alkakalniais, Milžinkapiais ir tų legendų įvairių mitų. Kiti teigia, kad apskritai tai tik dėl gynybinių įtvirtinimų supilti kalnų. Tai kaip vis tik yra. Jūs turite omeny, kad galbūt dalis piliakalnių yra šventvietės? Ne, dėl bendro ryšio? Tie pavadinimai, kiek tai pagrindas. Tikriausiai tai yra tik laiko klausimas, kada tyrinėtojai naujai apmąstys piliakalnio sampratą. Ar tikrai tai, ką mes vadinam piliakalniais, ar visi jie yra skirti gynybai, ar tai yra tiesiog bendruomenės vietos, kur buvo renkamas į sueigas, į šventes, į teismus ar kitus sprendimus priimti. Tai paprastai nedideli, galim sakyti, tiesiog simboliniai jų įtvirtinimai greičiausiai rodo ką kitą, kad tai yra vietos. Taip, jos yra atribotos nuo to likusio pasaulio dalies, bet įsivaizduoti ten įtvirtintą gyvenvietę toli gražu ne visada, tiesiog yra pagrindas. O santykis ir didelis menas, ir laimė, ir didelis darbas yra matyti tas buvusias vietovės, kaip jos buvo išsidėstę, kur būta gyvenvietės, kur būta didiko, kur būta šventvietės,
kokie ryšiai ir kas labai labai svarbu, kaip senųjų kelių tinklas jungia visas tas vietas tarpusavį. Dažnai pamirštam, kad tos vietos negali būti, veikti, gyvuoti ar būti naudojamos be kelių. Ir šventmečių tyrimuose kelių tyrinėjimai yra be galo reikšmingi. Kartais tas takelis, kuris galbūt net ir neatrodo toks senas ar kelias, ypatingai vedantis pro senuosius laidojimo paminklus, pro pilkapynus, tai galiu drąsiai sakyti, tvirtinti, kad 100-mečiai keliai mūsų. Keletą ir daugiau, net ir 1000 metų nesikeičia to kelio vieta. Ir va, tose tyrinėjimuose, tai atsistojam ant piliakalnio ir turėtume dairytis, tai kur čia buvo, kur jie laidojo, kur dirbo laukus, ar kur turėjo šventą giraitę. Žinoma, tai nėra vien tik vaizduotės dalykas, bet taikant, pasitelkiant ir senuosius žemėlapius ir tam tikrą ir uoslę galima mėginti atkurti, jau nekalbant apie tai, kad vietų vardai mums perduoda ir be galo